Labą dieną, gerbiami kūrėjai, malonūs svečiai, mėly poezijos gerbėjai. Būkite pasveikinti, susirinkę į 36-ąjį Vilkaviškio rajono mažąjį poezijos pavasarį. Poezija visų pirma tai svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų. Viskas, kas žmogiška. Šitaip apie poeziją rašė vienas iškiliausių mūsų tautos poetų Paulius Širvys. O šiai mūsų šventei kūrinius savo atsiuntė 38 autoriai. Kiekvienas eilėraštis rašytas širdimi, kiekvienas posmas išjaustas ir tikrai atspindėta viskas, kas žmogiška. Tai ir tėviškė, gimtinė Lietuva, tai pavasaris, tai meilė ir rūpestis, tai pamąstymai apie gyvenimą, tikėjimas ir viltis, tai mintys vaikams ir apie vaikus. Šie metai labai turtingi paminėjimais. Džiugu, kad yra nepamirštas tradicinis lietuvių instrumentas kanklės. 2026 kanklių metai. Tad teskamba kanklės.
Tėvynės, tėviškės, gimtinės tema neišsemama. Kviečiame Oriją. Ji papasakos, ką kalba kartu su kanklėmis. Odė kanklėms. Gali duoti. Ir šitą dar pataisyti. Odė kanklėms. Skiriu kanklių mokytojai Daivai Skaisgirytei Vienienei. Koks užburiantis kanklių gausmas ir žemės gelmės ir dangus, didingo meilės balso klausos, kai skambesys skaidrus, švelnus, vingiuoja šaltiniu, čiurlena, palaimos liejasi srove, o kanklės mano, sesės mano, tautos galybė jumise. Kartu ir džiaugiamės ir raudam, kartu auginam svajones, kartu aidais aidužiais skrendam, kartu prakalbinam žvaigždes. Tai ieškome paparčio žiedo, tai tramdome rūšies vilnis, iš praeities tankmių slaptingų ištrykšta Lietuvos mintis. Kanklelės mano, sesės mano, pilnatvės versmės jumyse, taurus gyvybės išdidumas, šventoji Romuvos dvasia. Ačiū, Vilijai, palaukite. Norisi Vilijai padėkoti už nuoširdų, ilgametį darbą literatų klube, už nuostabius posmus, už žodžius, kurie žmogų augina. Ačiū Jums, Vilija. Ačiū. Aš šitą gražią dovaną Vilijai skiriu. Daivutė, kur tu? Vilijai skiriu. Čia Daivos kūrinys. Čia. Daivutės kūrinys. Čia Daiva, kur tu? Čia yra Vaidutės Diržuvienės kūrinys, prizas skirtas Vilijai Žalienei. Labai gražu. Ir pirštinės kitoj pusėje, va, kad žiemą nesušaltų rankelės. Kviečiame Astą Kasnauskienę. Astutė papasakos, kur sėdi jos vaikystė, kaip jaukiai ir šiltai įsikūrusi. Labą dieną. Ten, kur sustoja laikas. Po laukinę kriaušę mano vaikystė sėdi ant šilto akmens. Tebeskraido kregždės prie langų tyrių. Avilių bažnyčios dieną tebegroja. Salvinė obelis iš savo sterblės ridena obuolius. Vakaras parbrenda pro triušių narvelius. Baltas rūkas ant pievų nupuola, kai baltas pienas puodelyje su šviežiai kepta duona. Atsiminimai dienų tų nugrimsta, lyg balti akmenėliai į dugną. Žinau, sunku tikėtis stebuklingų vaikystės meduolių, kur sustoja laikas po laukinę kriaušę. Ir prabėga gyvenimo tarpsniai, grumes vakaras su niekada. Prisiminimus regiu šulinių svirtį ir žydinčią saldūnę obelį. Ačiū labai Astutei.
Kviečiame Vaidutę Diržiuvienę. Vaidutė žavisi savo tėviškės lygumomis, platumomis ir ieško vis dar savo horizonto. Sveiki visi. Lygumos mano. Lygumos, lygumos. Platumos, platumos, sniego baltuos verpetuos sulygusios. Vakaro gaisuos saulė ir ryte suvijusios ir dangų sidabriniais sparnais išraižiusios. Lygumos, lygumos. Platumos, platumos. Horizonto beieškančios, padumavusios skardžių šlaituose, supančios vygę, tik ką gimusiems, mirštantiems lizduos, ryto nesulaukusiems. Lygumos, lygumos. Platumos, platumos, suvalkiotos laukuos vėją besivaikančios, užkliūvančios už pašiurpusios smilgos, užsnūstančios prie užpustytų vartų, bei lygumos, lygumos. Platumos, platumos. Ir rūkų kelias klaidus ir ilgas, troškus, sušalusios kriokliuos gėlų vandens beieškantiems. Ir vėl lygumos, lygumos. Platumos, platumos. Pasiliekantiems duonos rėkė ant stalo, išeinantiems deguto šaukštas. Lygumos, lygumos. Platumos, platumos. Amalai supantys medžio viršūnės. Ačiū. Ačiū labai Vaidutei. Vaidutei norisi padėkoti už subtiliai meniškus darbus. Padėkos, kurias gausite visi, tai yra Vaidutės darbai, Vaidutės rankų darbai. Tegu jūsų šitie darbai puošia ne tik tai jūsų kraštą Suvalkiją, bet ir kitus Lietuvos kraštus, o jūsų meniškas žodis tegu įsilieja į poezijos platumas. Ačiū. Kviečiame Bernardą Cicėną. Bernardas nori paklausti mūsų, ar mes girdėjom, kada dygstant ąžuolo gilę. Prašom, paklauskit. Dabar ne apie gilės aš kalbėsiu. Reiškia, poezija, kad ir parašai eilėraštį, kai bandelė jau už vakar dienos ir pasensta. Tai žiūriu, ką nors, kad naujesnio. Aš noriu paskaityti apie Euroviziją ir pavasarį ant vieną, žinau. Aš tą mūsų Eurovizijos veikėjo nelabai ten vertinu kaip dainininko, bet jis gerai vaidino. Lietingas gegužio vakaras. O dainos Eurovizijos, sklindantis jaunatviškas apžavas, tarsi pirmos meilės be repeticijos. Tai jaunystė taip gali žydėti, tai tik jaunystė taip gali skambėti ir apsigaubus lietumi ir prisidengus žvaigždėtų dangumi, nors vakarą migdys naktis, nors liepnojančio laužo ges ugnis, bet neges jaunatviškas švyturys, nušvietęs laimės duris. Neskubėk greitas gyvenime, nors ir vėlus vakaras, kasdienoje kažką prarandama ir atrandame, bet dainoje vėl gimstame ir gyvename. Pavasaris liūdėsių vietos nėra, pavasaris džiaugsmo pilna kasdiena, pavasaris kalba tau į širdį, įsiklausyk, ką jinai girdi. Nebūsi vienas niekada, žydint yra kiekviena valanda, kiek daug saulės bučinių drugeliai nešant sparnų. Pievas kloja geltona pienių skara, dangaus žydrinė paukštelių giesmių pilna, o sapnai sidabrinių svajonių pilni. Ir taip per pavasarį eini. Pavasaris liūdėsių vietos nėra ir visad bus džiaugsmo pilna kasdiena. Paruošk meilį savo širdį, tegul gėrį ir kitas širdis girdi. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū labai jums.
Poetės Liaudės Kerševičienės kūrinys atkeliavo iš visų toliausiai. Jinai taip rašo: pavirsiu šiandieną mažu paukšteliu ir nuskrisiu į savo tėvynę. Bet į tėvynę atskrido paukštelis, Liaudės dukra. Jinai turbūt perskaitys mums Liaudės kūrinį, prašom. Labai malonu. Labą dieną. Taip, galbūt jie negalėjo atvykti dėl sveikatos, tai aš ir paskaitysiu jos kūrinį Pasiilgau. Pavirsiu šiandieną mažu paukšteliu ir nuskrisiu į savo tėvynę, kur prasideda upės mažu upeliu, kur baltuoja vandens lelijos. Kaip gražu, kaip siūbuoja daržai ir klevai, mano širdį jie meiliai guodžia ir rugiagėliai žydros nubėgę laukais, lyg dangaus ramuma melsvo uosto. Jau ir tėviškės sodas matyti iš toli, apsikaišęs pražydusiom liepom, aš nutūpsiu į vyšnę mažu paukšteliu ir čiulbėsiu ją ilgesio giesmę. Pasiilgau aš savo tėvynės laukų, pasiilgau aš tėviškės gluosnių, lygumų, lyg paklodės tolyn ištiestų ir sodybos vaikystės uosto. Ačiū labai paukšteliui, taip gražiai pačiulbėjusiam. Prašom parvežti Liaudei mūsų suvenyrus, lauktuvės ir padėką. Ir dar noriu pasakyti, kad Liaudė perduoda norintiems savo paskutinėje knygelę mūsų mažųjų draugų mažos istorijos. Tai kas paskui norėsit, prieikit ir pasidalinkit su šitu. Bet gal padedu čia, kad nebūtų ant stalo, taip būtų patogu visiems. Galima pasakyti. Nu, prašom. Ne tik išvykusieji ilgisi savo tėvynės. Tėvynė labai ilgisi išvykusiųjų. Atsimerkia langai, tyliai žemė į dangų alsuoja, smėlio takas sode vis dar ieško tavųjų pėdų, bet tavęs paupy net gegutė rytais negukuoja, bet tavęs vakarais nesigirdi skambiųjų dainų. Tavo kanklės seniai neša kenčiančio nebylio dalę. Šaltos stygos liūdnai laukia pirštų tavų šilumos. Sese, grįžki, greičiau. Gimtą kraštą taip ilgesiu gelia. Senas kiemas vienatvė ant rankų jaunų išraudos. Tegul kanklių malda sodžiaus dvasia dar glosto ir saugo. Teskambės putinų, obelų ir jurginų kalba. Tavo šaknis kartu su beržų šaknimis čia suaugo. Čia tavieji namai, čia dangus, čia ir žemė tava. Jeigu kas skaityti, aš suprasit savo eilėraštį. O jeigu jūs šaukėme projektą, Sakoma, kad niekas, kas yra daroma vaikui, nėra veltui. Nes pats didžiausias turtas gyvenime yra vaikai. Kviečiame Raimondą Kurauskienę. Ji rašė vaikams ir apie vaikus. Labadiena visiems. Kažkaip labai nedrąsiai žvelgiu į tą stalelį, kur tupi mano musė į musį. Prašau drąsiau pažvelgti, ar ne? Ir tiesiog neapsakomas jausmas yra laikyti rankoje ne tik savo, bet ir visos komandos išleistą knygą vaikams. Ir kai manęs kartais klausia, tai iš kur dabar čia tie eilėraščiai? Tai aš net galvoju, kartais gal aš
žinojau, kad turėsiu tokią knygą, net kai 5 metų pati išmokau Ne, skaityti. to, Lukas gimė, tai pradėjo. Nu tai gerai, vėliau pasakysiu. Gal tada, kai susigadinau akis su prožektorium skaitydama po antklodę, nes man knyga visada buvo labai labai brangus daiktas. Ir kaip teisingai mano klasiokas Liutauras sako, kuris nevengia patraukti per dantį, kai gimė anūkas, tai močiutėje atsivėrė patys gražiausi klodai ir po 1,5 metų štai gimė tokia knyga. Bet viskas prasidėjo nuo svajonės, kad kuo daugiau vaikų ir suaugusiųjų užmigtų klausydami lopšinių su kanklių pritarimu. Tai visą komandą turėjau šalia, dukra dainavo lopšines, mokinės įgrojo ir jų QR kodus galima rasti toje knygoje prie kiekvieno eilėraščio. Ir kai mes pirmąją lopšinę anūkui padainavom, tai visą naktį negalėjau užmigti ir galvoju, nu kažkas turbūt čia turėtų vis tiek būti, nes juk visą gyvenimą šalia yra žodžiai, muzika ir vaikai. Ir visai prieš rytą atskrido musė, aš jai šūktelėjau, ei, musė, taip ir gimė musė, toks personažas, kur gali visur nuskristi, kurie atsitinka įvairiausių nuotykių ir ji vis pradėjo atskristi pas mane. Tai atneša pasaką. Tai lopšinė ant pagalvės krašto padeda, o kai susirgau gripu, per dieną atėjo 5 eilėraščiai su tais pačiais veikėjais, su kuriais turėjau pasakas. Tai galvoju, reikia turbūt leisti tuos eilėraščius, šalia pridedant QR kodus, kaip sakiau, su lopšinėm. Ir dar turiu draugę, kuri yra socialinė pedagogė, tai ten yra ir užduotėlės prie kiekvieno eilėraščio, ką su tuo eilėraščiu galima nuveikti. Nes manau, kad knyga visada turi turėti ir tą tokią ugdomąją funkciją. Tai labai džiaugiuosi, nežinau, kodėl Vilija paprašė, kad čia mano vienos knygas sudėtų, aš galvojau, kad čia bus labai daug knygų, visa eilė. Tai Levutės irgi jau padėjo. Tai va, tai jeigu norėsite, kad jūsų vaikai ar anūkai užmigtų su lopšinėm ar patys, tai po to prieiti prie Vilijos. Paklausti, o sakyk, tie eilėraščiai pasveiko tos gripų, kaip susirgus kūrė? Ne, jie nesirgo. Čia tiesiog jie, matyt, turėjau laiko, tai atėjo ir eilėraščiai nesirenka turbūt, kada ateiti šitą mes visi puikiai labai žinom. Tai Liutauras irgi pasišaipė iš mane, sako, kanklių metai, o tu pasiėmei gitarą. Tai iš tikrųjų tą pačią pirmąją lopšinę, kurią anūkui padainavom, QR kodą nuskaičius galima išgirsti su kanklėmis, bet mes ją padainavom su gitara. Tai yra Virgiaus Stakėno Ašarėlė arba Boružėlė, kurią jisai sukūrė irgi savo anūkė, nes lopšinių tikrai ieškojau tokių, kurios man pačios gražiausios, o kai širdį įdedi, tai turbūt ir žmonės tą pajaučia. Tai labai ačiū, kad šiandien pakvietė, tikrai nesitikėjau, nes tikrai yra dar labai nedrąsu, bet tada tas eilėraštis apie Boružėlę ir tą lopšinį. Ir kadangi knyga vadinasi Kas atneša sapnelį, tai kiekvienas eilėraštis prasideda žodžiu kas. Kas nutiko Boružėlei? Net tą koją atsikėlė, švelniai glaudžia ją mama, o ji verkia ir gana. Štai, rasos lašelio mėlis, pats geriausias veidrodėlis, veikdama žalia gatve, ten galiu matyti save. Ar matai, rausvi sparneliai, o ant jų 6 taškeliai, o norėčiau 7, taip kaip mano giminių. Šypsosi plačiai musė, greitai 7 taškiai būsi. Šitokie maži taškai, musėms juk vieni niekai. Bet kartosiu tau į ausį, ne taškeliai juk svarbiausi. Myliu aš tave išties dėl labai geros širdies. Kaupės, bėgo ir nukrito vėliai, ne lietus ir nerasa tavo ašarėliai. Mažas druskos upeliukas, sklidina vagelė, susirūpino mama, skambino tėvelis. Tavo delnelyje telpa boružė, tu tokia didelė, tu tokia mažutė. Tavo
Ačiū labai, Raimondai, palaukite, nepabėgite. Aš žinau, kad yra Raimondai įsteigtas dar vienas prizas, ar ne taip? Auklėtoja. Va. Ačiū labai, iš kur žinojote, po kalnukais mano mylimiausias gėris. Nepadėkit. Kadangi netyčiom teko pabūti komisijoje vertinimą ir perskaitau, tos beits prilep. Kadangi aš pati ilgą labai dirbau su vakas, aš žemaitiškai suprantat. Žinokit, kai pensija išėnė, viskas tosikės jau į lietuvišką neapmokė. Tosikės tik žemaitišką. Ir aš sumislėjau, kad už tas betis, kada nors būtų darbštis, kada nors lakiotum, kada nors neštum to žodį medų. Čia pridėjau praventą, pridėjau savą, dvi lietuviškas ir vieną anglų kalbą knygelę vakams. Labai dėkoju iš tas bitės. Žinau, kad kur jeigu bitės nemyli kažkokio žiedų, tai ten musė apsilanko. Musės ir labai svarbu. Prizą įteikė Adelė Daukantaitė iš Žemaitijos. Adelė! Adelė! Noriu aš te pasveikinti Neplauto knygos pristatymą, tau palinkėti sėkmės. Ir žinau, kad ir aš prisidėjau prie šitos knygos, sakė, kad viskas prasideda kas atneša sapnelį. Mano pavardė yra kas Sulaitis. Suprantu, džiaugiuosi, įkvėpiau jūs. Eikit savo gyvenimo keliu ir būkit laimingi, gerai? Ačiū labai. Yra sakoma, kad truputis mokslo žmogų nuo Dievo atitolina. Bet jeigu mokslo daug, tai jis žmogų sugrąžina atgal prie Dievo. Kviečiame Juozą Šalčiūną. Tai čia tikriausiai brolis. Pramedžiojęs 50 metų, šiais metais atsisveikinau su medžiokle. Tai eilėraštis būtų iš to laikmečio ir vadinasi jisai Juodas paukštis. Iš nežinomų dangaus takų, auksinio spindesio nulietas, tarp medžių susuktų šakų praslydo juodo paukščio siluetas. Bet ten, kur saulė leidosi lėtai, kur karpiai sparnais virš pievų rūka, gražus jos lydis nelauktai, staiga, įsitempta styga nutrūko. Suskilo šilto vakaro tyla, nuo šūvio trenksmo netikėto, ir paukščio pašauta daina į žemę leidosi iš lėto. O ten, tuo vakaro tyloj, kur dangų remia eglės aukštos, labai liūdnai ir atisai, raudojo paukščio, raudojo draugo juodas paukštis. Ačiū. Ačiū labai gerbiamam Juozui. Kviečiame Irmą Kalvaitę. Ateina žmogus, kūrėjas, rašo, groja, dainuoja ir tiki. Prašom, Irma.
Labą dieną visiems. Reikia čia, kad už dabar sakyti, ar tik perskaityti? Tai dabar ką norit padarykit? Man šito nereikia. Dainuoti, groti ar šokti, Ne. skaitysit eilės. Nešoksiu, negrosiu, nedainuosiu. Tiesiog šiemet labai keistai atsidūriau šitam poezijos pavasarį. 9, gal berods ar 7 metus tikrai nesinčiau ir tikrai nerašiau. Rašiau, bet niekur nesinčiau ir niekam nedaviau. Nelaikau aš save poetę, aš žaidžiu žodžių teatrį ir tiek. Bet prižadėjau dukterėčiai, kuri visada pas mane grįžta vasarom namo į Lietuvą pabūti visą mėnesį, tokį pažadą. Jinai šiemet grįžti negali, nes gimė sesė ir reikia mamai padėti. Bet jinai sako, žinai ką, Irma, jeigu tu padarytum kažko, jinai angliško akcentų kalba, kažko, ko galėtum man atsiųsti laiško, tada aš taip tavęs neverkčiau. Galvoju, ką čia dabar tokio padaryti? Nu, Vingio jubiliejus buvo gerai. Ai, čia negerai. Ai, galvoju, nusiųsiu eilėraštį, vis tiek spausdina visų, išspausęs ir mano, iškirpsiu, įdėsiu į tą voką ir nusiųsiu Urtę į Angliją ir būsiu padarius kažko. Tai va, tai kažko ir padariau. Sukarpei santaką. Dar nesukarpiau, liutaurai. Dar tik kirpsiu. O vakar tokį prisiminimą dar gražų išmetė Facebookas prieš 7 metus apie poezijos pavasarį. Tai nežinau, gal vieną iš tų 3 išspausdintų. Nežinau, aš gal pakviesiu visus pasimelsti. Tiesiog. Negaliu sakyti tiesiogiai, kad Dievui bažnyčia kažkam, tam, ko patys tikit labiausiai. Pasimelskim susėmę už rankų ir akis į dangų pakėlę. Ir paduokim juodos duonos riekę tiems, kas krito ir nesikėlė. Už perkūną, už mildą, už buvusius, už gilę senų ąžuolo vėliai. Pasimelskime dūšio sustoję, krivio lazdai ir žemė nešėjai. Pasimelskim prie aukuro tuščio, kad jis ugnį pašauktų nubudęs. Ir sudėkim auką švento ryto ir pašaukim arčiau vaidilutės. Už vaikus, už tėvus ir už protėvius, susiėmę už rankų kalbėkim, senų pilkapių žemė, taip tvirtai, kaip mūsų vyriaus stovėkim. Ačiū, nepadėkite Irma, ačiū Jums labai. Žinau, kad yra dar įsteigtas specialusis prizas, prizo įteikėjas galbūt prisistatys. Prisistatykit. Labą dieną. Tradiciškai Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilkaviškio klubas dalyvauja renkant gražiausią mums moterims eilėraštį. Ir jau keletą metų mes vis renkame kitą nominantą. Tai šiemet kažkaip, turbūt tos Irmos buvom pasiilgę, jinai sugrįžo, tai sveikinam ją su sugrįžimu ir tegul ta poezija, ta kūryba visada būna su tavimi. Ačiū. Tai kuris tas eilėraštis dabar tie? Ai, neatsimenu. Nesirinkom. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Apvainikuojant tikėjimo temą, teskamba giesmė.
Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Raimondai Kurauskieniai ir kanklininkėms jaunosioms ir dainininkėms jaunosioms. Ačiū Jums už muziką. O muzika yra Dievo pasiuntinys, skirtas pajudinti mūsų pačias gražiausias sielos stygas. Ačiū labai. Mokiniams atsiskaitymai reikia, kad atsiskaitytų ir grotų taip gražiai kaip šitos dvi merginos. Tai mes jau turbūt lėksim tada ir gražiuosim popietės. Ačiū Jums labai, sėkmingų mokslo metų pabaigos, sėkmingos ir mokytojai Raimondai sėkmingų darbų iki kitų kartų. Gėlytės turbūt sugrįž pasiimti. Apie žodį. Sakoma, kad žodis yra antgamtiškas. Jame labai daug kas slepiasi. Ir nebūtinai poezijos žodis turi toks, kad žadą atimtų arba kažkaip tai kitaip supurtytų. Kai klausome žodžio, laimime visada, jeigu jį priimame. Bet svarbu, į kurią pusę yra atgręžtas mūsų veidas. Mūsų kūrėjų viso būrio veidas atgręžtas į meilę. Kviečiame Dalią Sakalauskienę. Jau žinau, tu ateisi. Pavasario vėjos šlamėjimų, pražydusios palto gluosnių. Rasos nuprastom šakomis apkabinsi lyg ranko mane ir supsis nubudus diena, melodingame paukščių čiulbėjime. Ir glausi širdis prie širdies, palaimos tylios kupina. Jau žinau, tu ateisi, kai vakaros links melancholija. Bangelėmis ežero švelniai paskutinis nubėgs spindulys. Tik supsis žilvėčiuose, lakštingalos vingelio melodija. Netikėtas šio artumas staiga vėl į širdį atvers kažkada užrakintas duris. Jau žinau, tai kas buvo toli nukeliavo į nebūtį ir viliokiai viltis kažkada užgis spindesiu tyro akių, labirintos gyvenimo klystkelių. Suradusi savąją kelią, kad surasiu ir tikrąją meilę. Aš vis dar lig šioliai tikiu. Ačiū. Ačiū labai, Dalyte, kad jūs tikite. Ir iš tikrųjų taip atsitiks, nes šita gėlė graži yra jums nuo slapto gerbėjo. Bronislavas Polita. Kviečiame. Kviečiame Bronislavą Politą. Na, čia interpretacijos, žinoma, kūrėjų tarpe tai vykusios.
Bronislavas yra tas žmogus, kuris nenustoja laukti su pilnomis kraitėmis uogų. Labadiena. Tos kraitės uogų tai buvo spausdintos. Aš galvoju, kad šiandien atvyksiu čia pasiklausyti, kaip visada kažkur bibliotekas pakviečia mane pasiklausyti eilių, bet Laimutis sako, paskaityk vieną kokį nors savo eilėraštį. Tai į Facebooką kartais įdedu, tai paklausia, paskambina, ar galim įdėti santyką. Nu, sakau, jeigu ten jis nėra toks baisus, tai galite ir įdėti. Taigi, daug čia matytų veidų, daug pažįstamų, kadangi aš apsilankau jūsų poezijos dienose, kur organizuojamos bibliotekose, kitose vietose. Ir malonu girdėti jūsų, reiškia, tą poeziją. Tai kartais ir pats parašau. Tai ačiū už pakvietimą. Va, neseniai čia skambėjo, paskaitysiu vieną eilėraštį, neseniai čia per Euroviziją paskaitė žmogus, tai kad nepavyzdžiau, tai aš apie Paryžių. Į Paryžių tikriausiai visi mes atbuvę. Daugelis galbūt buvę Paryžiuje. Žinot Eifelį, žinot Montmartrą, žinot upės sieną ten teko. Tai va, Luvras, Eliziejaus laukai į mano eilėraštį netilpo, religijų objektai, suprantate. Taigi, vat, po kelionės atrosim visko ir pasižiūri, ir įsižiūri, o po to ateina mintis kažkokia, tai ir parašai, ir galvoji, ar tai buvo tikrovė, ar tai buvo sapnas. Taigi, netikėtas sapnas. Paskambinai, lyg vardą prisiminti, lyg pasiskolinti degtukų užsukai. Ir priminėjai tą bučinį prie vyno butelių pilnom lentynom. Atrodė, mes išgersim stovintį ten viso vyno. O tavo akis taip spindėjo, kaip Eifelio naktiniai žiburiai. Ir vakaras pamaž artėjo, atrodė širdį mano bučiavai. Nebeskaičiavom laiptų, lipant į Montmartrą, nebestebėjom upėj plaukiančių laivų, girdėjom tik kaip tūkstančios taurės kartu išgertus pabiro šūkiais tiesiai ant grindų. Paskambinai ir vardą ištariai. Ne degtukų tau reikėjo pasiskolinti. Su šypsena veide matau tave tenai. Ir kad Paryžiaus tu nenori atitolinti. Bet nebereikia mums jau to Paryžiaus, Montmartre laiptų, Eifelio žvaigždžių. Labai senai namolio mes sugrįžę, tik tai dėl ko paskambinai man tu. Ir dar ilgai abudu mes kalbėjau. Atrodė, čia šalia tave matau. O telefonas savo ramiai gulėjo, kai aš prabudęs viską supratau. Pro langą skverbės tyliai mėnesieną, užuolaidas užtraukė kuo greičiau, nebeplati atrodė upės siena. Tik visą tai spalvotai sapnau. Ačiū. Ačiū labai jums. Spalvotą gražų sapną. Kviečiame Valentiną Krunglevičių. Prašom. Valentinas sako, kad širdį šildo prisiminimais. Pasidalinkite savo eilėmis. Jaučiu. Aš ėjau su tavim vieną naktį. Mėnuo debesių siautė šilčiau. Nors aplinkui jau snaigės belakstė, širdį vasarą buvo, jaučiau. Aš tave pirmą meilę mylėjau, kūriau laimę, svajonių, vilčių. Kai tave pirmą kartą lydėjau, šie laikai nebegrįš, aš jaučiu. Tu toli nuo manęs, o mieloji, ar žinai, kaip vienam man sunku? Kada nors gal dar mes susitiksim, bet nebus jau kaip buvo, jaučiu. Nors žiūrės vėl mėnulis pakilęs, bus draugų ir naujų pažinčių, bet tave bus jau kitas pamilęs, o aš vienas vėl būsiu, jaučiu.
Ačiū. Kviečiame Renaldą Mačiulskienę. Renalda rašo, kad jaučia, kaip kūrybos šviesa alsuoja pro lapus. Giesmė apie tylą. Ar esi rašto broli, ar plunksna dar tebeglosto popierių, ar lango užuolaida jau užtiesta virš tavo paskutinės eilutės? Ką pasako tyla? Jie žengia lėtai, kaip vargonų bosas per senos bažnyčios širdį, pavargusią, bet dar skambančią. Kaip sužinot, kas nutiko, kai skambutis pakimba ore, lyg giesmės nata, kuri neranda savo vietos. Gal tavęs nebėra? Gal užvertai savo knygą, ten, kur šviesa alsuoja pro lapų kraštus ir niekas nebešaukia į sugrįžimą. Ačiū labai, Renalda. Ir Renaldai dėkojame už renginiuose įamžintas minutės, akimirkas. Čia visos moterys žavios gerbėjus įsitaisė. Ačiū labai jums. O dabar kviečiame Gražvydą Gavėną. Jis rašo apie tai, kaip gėrisi tais metais, kurie yra dideli. Labą dieną. Keliai. Kai tau naktys skaudės mane, gali apglėbti į seną uosį. Gali kalbėti su upės verdene, tikėti manim ar save guosti. Abu mes ėjome keistai, nuo pat ilgos palaukės. Šaukiau tave, neišgirdai, o gal per garsiai vėjas kaukė. Kai tau naktį skaudės mane, ateikit tyliai pasiguosti. Girdžiu, kaip žvaigždės kalba tyloje, bet negaliu tau save atiduoti. Kokie mūsų metai buvo dideli ir kaip branginome viens kitą. Gyvenime nelikom vieniši, suradę savo kelią kitą. Dabar su raukšlėmis veide, likimo surastam laiką grąžinti. Tu pažinai mane, aš pažinau tave. Supratome, mes esam subrandinti. Vieniems pabūti ilgai šalia, kitiems paklysti ir pasiilgti. Tokia žiauri gyvenimo dalia. Reikia išsiskirti, kad tektų prisiminti. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū. O dabar norime pakviesti žmogų, kuris taip sako. Nebelaikykime sugniaužtuose delnuose pavasario, vieversių, žibuoklių ir bučinių. Ar prisipažinsit? Ateikit, papasakokit, kaip ten viską jūs. Prašau. Specialiai. O taip ir bus specialiai. Šitą visi santuokos skaitė, aš paskaitysiu kitą seną, nes nieko naujo čia neparašau, tai seną paskaitysiu. Liūdna. Kadangi kanklių metai, tai tautosakiškasis eilėraštis taip vadinasi. Naktis sugeria mano juodą spalvą ir atspalvius. Pavargau visą dieną juodvarnių lakstyti.
aš žinau, tu ne mano sesuo. Ir niekada neišausi man aprido iš piktųjų žolių, augančių prie apleistų kapinaičių tvoros. Toj balčiausioj dienoj pasislėpsiu žolėje ir lauksiu, kol jų užaugins man dilgėlių šilko baltinius. O paskui dienos baltume, baltučiais baltiniais ateisiu pas žmonės. Apkabinsiu visus savai švelniausio šilko apriedais ir daugelis nusteps, o gal ir nuliūs, kad jau niekados baltume dienos juodvarnių su jais nevarstysiu. Ačiū Jums labai ir iš tikrųjų nieko nelaikyti tuose sugniaužtuose delnuose ir taip toliau. Ir jūs nieko neužgniaužkite. Pavalgyt? Kviečiame Agnę Brazaitienę. Agnė atėjo ir žiūriu, kad atstovauja Mešą tą meilės flangą ir tam mūsų meilės flangė labai liūdna. Visos tos istorijos kažkaip nelaimingai baigėsi. Mano ta, kur buvo santuoka, irgi nelaiminga. Tai aš dabar paskaitysiu apie laimingą pabaigą. Ir pasinaudodama, kad turiu mikrofoną klausytojų ir kad artėja nacionalinė vyrų diena, tai šį eilėraštį skiriu visiems čia esantiem vyram, visiems esamiem, būsimiem ir buvusiems užkariautojams. Užkariautojai irgi sensta. Stanorių mauduliai naktimis jokia prota labiau nei skaičiai nuraudė princesės. Mintys paikos ir žvilgsniai užstringa dažniau smilkiniuos išretėjusiuos. Vagotoj kaktoj neiškirptėje mūzos. Ir to žirgo eiklaus neberagina jau nurupšnoti visų pasitaikiusių kvepiančių rūtų. Visos pilys ir bokštai rytojaus palauks. Užkariautojas laimi dabar patogesnę padėtį geidžiamoje lovos pusėje. Ačiū labai Jums, Agne. Dar kažkur ten kažkas padėka prapuolė. Ačiū Jums. Na ir apvainikuoti meilės temą kviečiame bardą Rimą Liorenčą, filologą, teisininką, profesionalų muzikantą ir atvykusi nuo pačios Raudonės. Prašom, Rimai. Ačiū. Jau 10 metų Raudonė. Negaliu pradėti dainuoti, kol nepasakau kelių žodžių. Aš pats taip pat lituanistas, baigęs lietuvių kalbą literatūrą, Vilniaus pedagoginį. Ir ko aš labiausiai žaviuosi, tai žaviuosi žmonėm, kurie kuria lietuviškai. Tauta mūsų nyksta, bet kol bus kuriančių lietuviškai, lietuvių kalba, manau, neišnyks. Na ir dainas aš atlieku tik tai savo kūrybos, pasirinkęs savo žinomų poetų, kuriuos myliu, su kuriais bendrauju, kurių tik tai jų tekstais. Taigi daina vadinasi Ar mylėsi mane? Čia nežinau, kam parašė Adelė Daukantaitė, tą tekstą, ar čia man, ar Beniukui parašė, bet aš sukūriau dainą. Kai nukris medžių lapai, kai ruduo įsisuks į širdį, jau naktys baigia attakti, ar suspėsi lietų pagirti.
dar ant rankų spalvoti žiedai. Iš ilgingo smaragdo jurginai, dar serenčių gelsvi bumbulai. Saulė pildo į gilį kokybę. Ar mylėsi mane, kai nukris obuoliai, kai vėjai linguos nuogą šaką, jau užkloja kūną rūkaliai ir rytais į akis terasa. Dar voratinkliuos audžia vorai, gundo pitelę domilo žiedas. Tu ateiti šiandien ketinai ir priglaus pilnaties mėnesienoj. Dar voratinkliuos audžia vorai, gundo pitelę domilo žiedas. Tu ateiti šiandien ketinai ir priglaus pilnaties mėnesienoj. Ar mylėsi mane, ar mylėsi mane, jau išeisią rudenio laukti. Ar mylėsi mane, ar mylėsi mane, jau išeisią rudenio laukti. Ačiū labai. Ačiū labai. Pati sunkiausia mįslė yra gyvenimas. Gyvenimo kelias tai nešvelni žolė. Tai kalnų takas, kur daugybė uolų, bet jis veda aukštyn, link saulės. Mūsų kūrėjų tarpe taip pat daug rašančių, pamastančių apie gyvenimą. Kviečiame Aldoną Maksvytienę. Labadiena visiems. Ir vėl susirinkome į sielų šventę. Mano poezijos temos dažniausia gyvenimas. O jei gyvenime, tai ir meilė, ir tikėjimas juo. Kai žodžiai nebyliai širdį įskausta, geriu kiekvieną saulės lašą. Paukščio giesmė įsipina į aušrą, gyvenimas trapiom sekundėm laša.
Baltam sode prigludus obelėlį, man žydinčias rankas ištiesia, lyg angelas, lyg mano sengalvėlį, žydėti į pavasarį pakviečia. Liečiu žydėjimą, rasom saulėtą, jaučiu tikėjimo išaustą šviesą, motulės rankos visada apglėbia, jeigu gyvenimo audra paliečia. Šildau delne kiekvieną saulės lašą ir žodžiai nebyliai širdį atgyja. Plunksna eilės lyg testamentą rašo, suskaldo nežabotą tylą. Džiaugsmą paukšte pakilusi išklyksiu, saulės žvilgsniu pavasarius apjuosiu, kris eilės žiedlapiais nuo sodo vyšnių gyvenimui ant sidabruotų skruostų. Ačiū Jums labai. Ir specialų prizą yra įsteigęs Trečiojo amžiaus universitetas už Jūsų brandžią kūrybą. Kviečiame Valeriją Blažaitienę. Man taip pat būna. Tai laikykimės. Sunki pamoka, paprašius prosenelį. Aš, manęs paprašė proanūkį, kad parašyt vietoj jos. Jūs skaičiai skaitmenėliai, kurgi jūs mane įkėlėt? 5. klasė, tai ne juokas, esam išminties apuokai. Matematika kietuolį neviltim dažnai įpuola. Ašarėlę tuo nubraukė, dirbam, kantriai ir sulaukėm gero derliaus, gerų balų, skaičiai vėl mėly ir gražūs. Tai čia tokia afera buvo. Dabar tiems, kur prie menų, tik mus nelabai gražiai parodom. O pasakų paukštę svajonę lankyk ir ritmą jausmingai valdyk. Gražuoliais šios vasaros šauksmą sutikt, net pūgoms besiaučiant širdį pasilik. Kad būtų viltis kūrybinga, gyva, alsuotų kaip vasaros ryto gaiva. Leis sunkią gyvenimo knygą rašyt, aukščiausio palaimos dar kartą prašyt. Poezija, šauksmas šertelės karštos, Pegasas sparnuotas greituolį atjau. Kūrėjai, jūs eilės visiems mums padės ir žiedlapiais leisis ant mūsų širdies. Ačiū. Nepadėkit, norime padėkoti Jums. Kviečiame Romualdą Ivanauską. Romualdas atvyko šiek tiek pavėlavęs, bet dabar truputėlį jau po kelionės pasiilsėjo, prašom. Atgavau kvapą, galėsiu kalbėti. Labą dieną visiems. Aš norėjau pristatyti jums eilėraštį kaip pagarbą Lietuvos ąžuolams. Tautos simbolis. Jeigu ąžuolynas šiandien prakalbėtų iš žilos senovės savo praeities apie medžio širdį plienu pažymėtą ir apie trapumą žemiškos būties. Atstovėję vėjus ir audras nuožmiausias, laikų dangaus skliautą karūna žalia,
Saulė džiaugsmo odė iškilmingai gaudžia, suteikia pavėsį tiems, kurie šalia. Ąžuolų vainikais didvyrius pagerbiam, tuos, kurie aukojas vardan Lietuvos. Nepamirškim žmonės, simbolis šis šventas, ąžuolai per amžius lai visat žalios. Su žmogum nuo seno ąžuolai draugavo, uošė jo sodybą žalumą švelnę, ten marga kebutė metelius skaičiavo, slėpėsi pavėsį dienos kaitroje. Ąžuolas lydėjo nuo vygės lik karsto, užmarštin išėjo ne viena karta. Medis šis galiūnas ryto rasą varsto, tuoj šakose supsis jau diena balta. Ačiū. Ačiū. Gėlės padėkos. Ačiū labai, dėkui. Kadangi čia Suvalkija ir buvo toksai noras, mes su tokiu, kartais dainuoju su Jurbarkiškiu, dainuoju su daug, o prieš 2 savaitės turėjau bendrą koncertą dviesi su Olegu Ditkovskiu ir taip toliau čia didmiesčiuose, o su Jurbarkiškiu Kęstučiu Paščitokiu, kad jis važinėjo. Tai sakom, jau mes tai visi esam, reikia kažkaip Suvalkijos pusę daugiau važiuoti užkariauti, būt gerai Vilkaviškį kažkur, tai va Marijampolė, taip. Ir šiemet gavosi, kad jau antrą kartą aš čia taip perkalbėjom, netyčia, kad pernai. Taigi antra daina, kadangi čia Suvalkija, tai aš jums žemaičių poečių dar tekstą. Taip pat plungėtė Irina Stražinskaitė Glinskienė, pati kaip laiškas. Ilgų laiškų rašyti neišmokau. Atvirų laiškių rašyti negaliu. Užlipus ant aukščiausios smėlio kopos, geriau pamoksiu baltą raišteliu. Kosiu karatą, alkana žuvėdra. Kodėl taip garsiai klykia virš bangų? Gal skausmą jūrai paskandint galėtų? Gal gelmėje suras, kas brangu? Skaityk manas mintis, paukštelį baltas. Tik tu gali suprasti, kaip sunku. Kai gavo vienišas ir liūdnas valandas, šalia suknelių liūdnų ir vienišų. Širdies į delną vietą nepaimsiu, o sielos švyturiai naktį nešviečia. Kol saulė praeina horizonto linki, skubu atrodo, bet
tik stovi vietoj. Pasigailėk, prašau, paukštelį baltas, išmokyk skristi virš juodos bedugnės. Kai grįšiu, apkabinsiu liūną baltą ir į kišenę laišką įsidūksiu. Pasigailėk, prašau, paukšteli baltas, išmokyk skristi virš juodos bedugnės. Kai grįšiu, apkabinsiu liūną baltą ir į kišenę laišką įsidūksiu. Ačiū labai už nuostabią Irenos dainą. Irenos žodžiais. Nėra tokios žiemos, kuri nepasibaigtų, o po jos ateina visada pavasaris. O pavasaris atėjęs su poetais daro tai, ką jis daro su vyšniomis. Ir rašo poetai apie pavasarį, pavasariui. Dabar kviečiame Dalią Brokevičienę pasidalinti savo eilėraščiu. Labą dieną. Išgirstu jo dainą. Sutikau jį prie beržo pakely, einantį pievom, laukais ir miškais. Jaunas, gražus, žalia ranka medelį glosto, pumpurai susprogsta. Pieva švelniu žvilgsniu palydi, sužaliuoja laukymį, pamišky prisėda ant kelmelių, žibuokliais akeles atmerkia, į dangų švelniai žvelgia, Vyturio daina suskamba. Ir kas jis toks, kur aš jį mačiau, gal savam kely sutikau, steilioju, prisimenu tada, kai išgirstu jo dainą, juk tai pavasaris pareina. Ačiū. Ačiū labai jums. Kviečiame Rimą Čiuprinskienę. Jos eilės taip pat skirtos pavasariui buvo, kurias atsiuntė šiam konkursui. Sveiki, mėgėjai. Ir vėl pavasaris. Kokiu vardu tave pašaukti? Gal pumpurų rausvų, atsukusius skruostus į saulę? Gal žilvinių geltonų, pakirpusio ant riešuto šakos? O gal laibą žibuoklę, aiskiom žydrom akim? Aš tave meilę pavadinsiu. Aprengsiu šilumą širdies, į lūpas šypseną įdėsiu. Papuošus galvą žiedlapiais baltais, plačiai atversiu gryčios langą, kad nepraeitum pro mane. Pavasarį, taip lauktas mano. Ačiū labai, Rimantai.
specialusis prizas. Sveiki visi. Vilkaviškio viešosios bibliotekos darbuotojų vardu labai nuoširdžiai dėkojam Rimai už tokius viltingus ir prasmingus žodžius apie pavasarį, kurio šiemet visi labai laukiam. To šilumos niekaip nesulaukia, bet ši diena nuteikia viltingai, kad Rimos žodžiai pagaliau prikvietė šiltą pavasarį. Ačiū pavasaris ateina ir jūsų biblioteką ir niekada neišeina. Šilumos ir sveikatos. Ačiū Jums. Kviečiame Andrių Damušį pasidalinti mintimis sparnuotomis, taip pat skirtomis pavasarį. Damušis poetas, tai aš dar iškeliavau į svetur ir pasidariau paslaptingą, tai čia turbūt Jovita nepasakė, kad čia yra skirtukas. Jeigu jūs nusikirpsit, tai padėkos raštas liks ir knygos skirtukas. Tai tik tiek. Ačiū labai, Vaidutai. Prašau. Čia mamos aš perskaitysiu. Jeigu čia prie šaltinėlių. Tolimas žalias kaimas. Vakaras. Šaltinėlis. Tokia palaima čia, tokia ramybė. Netoli geležinkelio bėgiai. Per upelį menka. Saulėlydį. Koplytėlė šventa. Atvažiavo žmonės vandens. Tokie žemiškai gražus. Šaltinėlis ruvens, iš tolinis, mažas. Kažkas atsigers, kažkas nusipraus. Tada akį šviesiau mato. Žemė negaila, šaltinėlių vandens, stebuklingų citatų. Ir apie vyturėlį. Vyturėlis krenta tą vespą, iškvėpdamas čirenimą. Į kelių šiltą juostą, kuriai ne čirena. Kvėpuoja laukas pakalnėmis pakilomis. Ant pakilomos sustoja svardamas, čirena, spurdėdamas erdvėje mažutis paukščiukas. Jau kyla įkvėpdamas, kyla viršum, atsikvėpdamas vyturiukas. Ačiū labai. Andrius paskaitė savo eiles ir jo mamos Marijos Damušienės eiles. Ačiū jai labai. Na, o dabar kviečiame Rimą Ivanauskaitę. Sveiki visi. Neiškvėpuotos pavasario dienos užstrigo už dulksno debesių. Alkūnėmis dangų pradūrę įsikibau pirštais į žemę. Iš rankovių plačių išsipurtė erdvėje pasiklydusi sniegą, su gausiais atodusiais vėjų šaukia mane keltis iš miegų. Ten, kur ledo deimantai spindi, pasigavė saulėtas atplaišas. Pilnas saulės snieguolių surinkų. Išsiblaškęs mano pavasaris. Ačiū labai, tokį vaidinę. Kviečiame Birutę Vaišnienę, savo eiles taip pat paskyrusią pavasariui. Kai rašiau šį eilėraštį, alyvos tikrai dar nežydėjo. Dabar žydi viso gražumu. Bet vis vien, išsako, iš daino žodžių neišmesti, tai aš skaitau tą patį eilėraštį. Su meile dovanoju. Jau po šalnų. Tik tai alyvos dar nežydė. Ir dovanoti tau jų negaliu. Tačiau netyčia, prie dar likusio kupstelio sniego, radau šią sniegolėlę mažą ir širdyje taip gera tapo.
ir kartu graudu. Žinau, neturi jis svaigaus alyvo kvapo, bet pakerėjo mane kuklus jos balti žiedai. Juk ši gėlė pirma prasiveržė pro žemę šaltą ir ji pirma pavasarį nusišypsojo išdidžiai. Su meile tau ją dovanoju. Ačiū. Ačiū Jums labai, Birute. Jūsų eilės moko kantrybės. Ir Jums dar yra įsteigtas specialusis prizas nuo Vilkaviškio neįgaliųjų draugijos už kantrybės mokymą. Rankų neužtenka, kaip Pirštą aš paleisiu vieną ir aš paimsiu. Gerai. O, čia dabar šitas neina. Va šitą aš pajudėsiu. Ačiū labai. Štai ir išsakėme savo eiles. Tik vienas toks klaustukas. Yra įsteigtas švietimo skyriaus specialusis prizas autoriai, kurios šiandien nėra. Tai yra Aistė Batsvinkienė, Pilviškietė, kuri savo darbais aktyviai prisideda prie literatų klubo veiklos. Na, tiesiog kažkas galbūt... Kažkas perduos, gal prisipažinkit, kas gal važiuosit pro Pilviškius ar į Pilviškius ir galėtumėt parvežti Aistei? Atvažiuos pati pasiimti. Taigi pavasario tema apvainikuos bardas Rimas. Na, ne tik pavasaris kalbės, bet noriu dabar jau vieną žinomą, mylimą poetą, kurio jau nėra, visi jį žinot, tai yra Paulius Širvys. Daug dainų sukurta jų tekstais, bet šiaip pagal šitą tekstą... Jau čia, kadangi viskas baigėsi, aš dabar tokį... Gal ilgai dar šokiai bus, tai paskui jau dabar aš noriu dar reziumuoti, nes čia dabar rimtai labai noriu. Aš norėčiau dabar iš tikrųjų padėkoti labai. Aš dabar stebėjau, daugelis jūs įsileidę knygelės savo, ateinat ir skambint, reikia įsileisti knygą. Daugelis rašote apie pavasarį, rašote apie alyvas, rašote apie žydinčias vyšnes, apie visą kitą. Aš noriu padėkoti. Tiem žmonėms čia yra keletas tik tai, kurie atėjo prie stoties ir paskaitė Salomėją. Vėli kūrėjai, šito poetinio žodžio nešėjai. Saugokime savo rašto tikrąjį žodį, kuriuo remdamiesi jūs rašote savo eilėraščius. Ir va šitų dalykų nepamirškite. Tada aš visiems norėčiau palinkėti, tada taip, čia buvo žmonių, kurie paskaitė, ačiū jiems labai, ačiū. Tai va šito dalyko nepamirškim, saugokim savo šaknis, o paskui rašykim ir apie sakytą lyvas, apie visą kitą ir nepamirškim, kad čia yra Salomėja, čia yra kitų poetų ir pirmiausia pradėkim nuo savo šaknų. Ačiū. Ačiū, Liutaurai. Krito žiedlapiai, krito ir snaigės, Ramunėlė, kur tu pageltė, buvo pats, buvo ir baigės. Nešė tu, nešė pūkos baltai. Nežinau, ką man būrėje, kur linkai baltų žiedų gėlės. Tik iš tolo žiūrėjo
neišdrįsdamas rankom paliest. Aš bijojau nudegint, užpūsti, palytėjimų lūpų karštų. O kaip gaila iš sapno pabūsti ir atrasti jau nuskirtą kitų. Krito žirgas, krito ir snaigės, ir įšalo mėnulis bet smėlio. Buvo pasaka, buvo ir baigės, praskambėjo ir liko giesmė. Aš bijojau nudegint, užpūsti, palytėjimų lūpų karštų. O kaip gaila iš sapno pabūsti ir atrasti jau nuskirtą kitų. Aš bijojau nudegint, užpūsti, palytėjimų lūpų karštų. O kaip gaila iš sapno pabūsti ir atrasti jau nuskirtą kitų. Ačiū labai. Vilkaviškio rajono mažasis poezijos pavasaris tradiciškai yra skirtas mūsų krašto kūrėjams. Tačiau šiandien mes džiaugiamės atvykusią viešnią. Tai yra mūsų klubo respublikinio konkurso Kanklės Inkilas tautos dvasiai laureatė. Šventės metu jinai atvykti negalėjo, jai neleido liga, bet šiandien jinai atvyko iš Žemaitijos, iš Plungės ir yra pasiryžusi perskaityti patį gražiausią eilėraštį skirtą kanklėms. Kviečiame Adelę Daukantaitę, Plungės literatų klubo Vingiorykštė, aktyvę narę, romanų, poezijos ir knygų vaikams autorę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę, šiltą, nuostabų žmogų. Ateikite, Adelė. Be to, Adelė dirbo šio konkurso komisijoje kartu su kitais 4 nariais. Prašom. Dėkui, tik jau vietą išgirėt. Aš šiaip atvažiavau šiandien su labai didelė misija pas jūs. Vilkaviškis yra nuostabių poetų kraštas. Jūs dainuojat, jūs muzikuojat, jūs kuriat. Šitiek krašte poetų aš pirmą kartą matau tiek kuriančių žmonių. Nu, žinot, kaip Plungė mūsų tas teiknė. Ir todėl mano misija yra tokia, mylėjai. Šiemet yra paskelbti Motiejaus Valančiaus metai. Plungė yra Simono Daukanto bibliofilų klubas, su kuriuo mes labai gražiai bendradarbiaujam ir jau išleidom 2 knygas, 2 konkursų knygas, knygnešystei skirtas ir Simonui Daukantui. Jovita kaip tik sėdi viena iš diplomantų turbūt Simono Daukanto konkurso. Mes esam šiemet paskelbę konkursą, mylėjai. Jis skirtas yra Motiejui Valančiui, kaip blaivybės, kaip knygnešystės sąjūdžio pradininkui, kaip rašytojui, kaip teologui, turbūt vyskupui. Bet kartu mes Plungėje turime ir vieną labai žymų žmogų, kuris yra parašęs vienas iš žemaičių kalbos gramatikos autorių, Čiulda Juozas. Arba, žemaitė mes esame įpratę sakyti pirmą pavardį, bet tai mums ir įbloga. Juozas Čiulda. Todėl tas konkursas skirtas 2 žmonėm, bet
Jame reikia ką rašyti, jame reikia rašyti apie gimtąjį kraštą. Vat įimkit ir pagarsinkit Vilkaviškį viso Lietuvo. Simono Daukanto konkursas išėjo į tarptautinius vandenis. Mes sulaukėm labai daug gražių darbų iš užsienio, iš Briuselio, iš Vokietijos, iš Norvegijos. Tad kviečiam Vilkaviškį šiemet, kad pagarsintumėte savo kraštą, savo žemę, savo žmonės, kalbą. Rašykit. Mes kiekvienas turime savitą kalbos kalbėjimą, ar ne taip, savitą žodį. Ir kviečiu jame dalyvauti. Kur rašyti, kaip rašyti, manau, kad Jovita pasidalins, nes yra internete, aš dar kartą persiųsiu. Šiandien Jovitai norėčiau, kadangi Ana į Žemaitį, Jovit, turi anūkų? Apronūkių gal turi? Nu, turiu. Taip. Tai va dabar šiuometinė Vilniaus knygų mugėje pristatyta knyga Saulės kelio. Va, anūkams, proanūkiams, ką mokėtų žemaitišką. Čia neatidaviau, turbūt pražiopsojau, kadangi nežinojau kaip. Čia yra poetė Leonardai Gaurilieniai. Gaurilienė šiandien negalėjo atvykti. Jovita, gal perduosit, ar gerai? Gerai. Man labai patiko, kai skaičiau kūrinius, jos kūrinys patiko ir nusprendžiau, kad galėčiau kažką tai padaryti gerą. Pats laiks, senatvės daryti gerus darbus, ne tiek. O dabar Jovita sakė, kad reikėtų perskaityti kūrinį Kanklėms. Iš žemės ir dangaus, tėvužio sodinta, motulės godota, skambėki, skambėki, po pievą rasota, po miško pavėsį į vieversio giesmę, kad rytą prikeltų, ten meilę įdėsi, parėjus iš eglės žaliosios, iš josios liemens, dalužę raudosit, dalužę piemens, iš juodalksnių uosto, iš klavo lyg brolio, kad žygį viliosit, sugrįžti namolio, išausit jam giesmę, saulėtekio dangų, žydės pinavėjos po tėviškės langų, giesmėj, rankos liečia stygas, ir į erdvę lyg paukščiai, skamba kanklės sesulės balsu. Mano broliai juodvarniai skrenda, o motulės sode obelėlės vardu skamba. Jūs stygos saulės vaikai, jūs stygos žemės daina, jūs stygos motinų maldos. Jos pabels į tave savo sielos kalba, į pavasarį bėgs žiemos baltos, bitės dūzgėsio, liepos skambės, apdainuos saulė rudenio rūbą ir lengvumas prisės prie širdies. Tai lietuvio dvasia ir būdas. Ir aš atsiprašysiu, Jovitas, kur man nuvažiuotų, galiu aš žemaitišką, vat imti perskaityti. Moneta patinka. Nežinau, kur jūs popierius pasidėsiu šitą. Nesinervuok. Po širdim lygo vaką išnešuoju, kiekvieną paukštį anogeisime lizdą, rokojau su žemelė, rankom mane gluosta, rogelės laukus į prilongą pinavėjom palaiminti, iš protėvių algakalnių palaiminti lyg aužaulą žaliaukiam, tu dvasios ugnį savo motinų uždekiam širdį ir dabuokiam. Pavasaris, puširdis port, žaidumai nekas vabelelis paušas, ir mes
su saulė ant delnų, gyvenimą lyg kūdikį su paukiam. Te žodė gimst, iš meilės išeisuos, įkelst nudaukontą, žemaitės salomėjas, nuokiam anon lygi aušruos, įdėkiam ateitę į kraitį. Ačiū labai, Edvilai. Vilkaviškio žemaičių draugija su meile pagarba dėkavo už tokias gražias eiles, už gimtą žodį. Būk per amžius gyva su savo žemaitišku žodžiu į Žemaičių akademiją. Na, kadangi Adelytė čia triokštelėjo, tai aš padainuosiu dar vieną dainą, kadangi mūsų su Adelytė viens kitą mylam. Į mane kaip kūrėja muzikos, aš ją kaip poetė. Taigi, žodžiai Adelės Daukantaitės, būk palaimintas. Būk palaimintas, žodį lietuviškas, vargo gryčiai, vaikui prabilęs, pažinimo šviesa ir alyvų vartojo nešas Simono Daukanto knygose. Pažinimo šviesa ir alyvų vartojo nešas Simono Daukanto knygose. Būk palaimintas, žodį lietuviškas, dega protėvių alkuos malda. Ir karžygio kovoj, ir kelionėje, ir su knygnešiu ėjęs greta. Ir karžygio kovoj, ir kelionėje, ir su knygnešiu ėjęs greta. Būk palaimintas, žodį lietuviškas, draustas niekintas daugelį kartų, bet lietuvio širdį lyg tvirtovėje ir per karą, per marą išsaugotas. Bet lietuvio širdį lyg tvirtovėje ir per marą, per karą išsaugotas. Būk palaimintas, žodį lietuviškas, gyvas žodis, iš saulės atėjęs. Adelė Daukantaitė. Ačiū už tokią nuostabią dainą Adelei ir Dievui. Na, o dabar artėja iškilminga minutė. Žodis komisijos pirmininkui Artūrui Blauzdžiūnui.
Taigi, laba diena visiems. Nieko čia naujo nepamatėt, matot mane kiekvieną poezijos pavasarį, visko galima išvengti, bet manęs tikriausiai ne. Taigi, mėlyje, negana to, dar pirmą kartą teko tapti ir komisijos pirmininku. Tai žodžiu, sunku ką nors daugiau pasakyti. Šiandien labai daug skambėjo žodžių apie meilę. Greičiausiai, ką nors vertingo, jei norėtum sukurti, tai be meilės nieko nesigautų. Tad ačiū, mėlyjeji, jūs visiems, kad jūs mylite poeziją, poezijos žodį, kad kuriate ir tą kūrybą su mumis visais dalyvavais. Ačiū jums visiems. Na ir kaip tradiciškai turime nominantus. Taigi šių metų diplomatus. Šių metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neibergo padėka Rimai Ivanauskaitei mažojo poezijos pavasario 2026 metų diplomatai. Dėl tarptautinės kūrybos sodrų žodį kelia į skaityklų širdis randančią poeziją. Sveikinamės. Sveikiname ir lengvos plunksnos ateityje ir įsilieti į mūsų gretas dažniau. Dėkui, ačiū labai. Dėkui visiems. Taigi, sekanti mero padėka Irmai Kalvaitei. Mažojo poezijos pavasario 2026 metų diplomatai už meninių žodžių dermę ir brandą, poetinės minties gelbę, subtiliai skambančius posmus ir įvairiapusę meninės kūrybos raišką rajone. Ačiū labai, o dabar fotografuotis reikia, ne? Jau ką mėgsti. Jo, aš selfie daug darau. Taurai. Žinokit, šiandien labai graži diena, šiandien gimė. Ačiū labai, nuostabi aktoriai Regina Varnaitė, šiandien. Ir aš galvoju, kad visą laiką reikia kaip Regina su jumoru per gyvenimą. Ačiū labai. Kągi, ir šį gražų moterų būrelį papuoš vyras Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neibergos padėka Juozui Šalčiūnui už poetinio žodžio puoselėjimą eilėraščiuose, įprasminamos žmogaus ir gamtos sąsajas, ilgą bei prasmingą kūrybinį kelią. Sveikinam Juozui. Ir už vėliavą įtvirtintą mūsų klubo. Ačiū taip pat Juozui. Na ir koordinaciją turim. Taigi, šių metų 36-ojo mažojo poezijos pavasario laureatė skelbiama Asta Kasnauskienė. Sveikinam jūs nauja mūsų laureatė. Prašom. Rytas. Jeigu galima, buškyčius plakatą. Ai, svarbiausias dalykėlis. Turim dar vieną naujieną. Pirmą kartą pakilo mūsų premija. Ir šią naują mūsų pakilusią premiją, 300 eurų, jūs gaunate. Laureatės palius!
Na, šiais laikais už 300 eurų. Normaliai man. Normaliai gali, ne? Liutauras sakė normaliai gali. Tai ką? Žodis. Sveikinam. Žodį tarkit. Vestutė. Pasakykit, kur prilėkti į valsą. Didžiausias staigmena ir labai pasimėčiau. Labai visiems dėkuoju. Už tai, kad skaito, už tai, kad rašo, už tai, kad palaiko. Visi, kas atsiunčia tą širdėlę man ir į mano Facebooką, ir prie mano eilėraščių, ir kurie apkabina. Nuoširdus ir didelis ačiū, ypatingai klubui, nes visada palaiko, visada padeda, jeigu ką nesmūk ir nežinai. Ir Jovita, ir Laimutė, ir Vilija, ir visiems didelis ačiū. Ačiū, aš būtent. Nuo manęs ir sakyti asmeniškai, kitas baris. Klausykit, žinokit, aš labai dėkingas. Man atrodo, kad jūs viena atėjote į poetės skaitymus. Nežinau ar viena, bet skaitėm Iš daug. tų seklyčių visų atėjote viena. Tai ačiū jums labai. Už tai ir laimėjo. Suprantat, kad saugojam žodį gerai. Tai prašau. Jeigu dar būtų galima su bendra nuotraukėlė. Palaukit truputėlį, aš dar noriu visiems padėkoti už visų poeziją, už visus eilėraščius, kurie tikrai skleidžia šviesą, kurie skatina nesustoti, eiti, nugalėti sunkumus. Ir dar norėčiau tuo pačiu pasakyti vieną informaciją. Kadangi Artūras yra su mumis, jis turbūt patvirtins, kad miesto šventė šiais metais vyks kada? Liepos? Paskutinį penktadienį, šeštadienį. Liepos? Ne Liepos, Birželio paskutinį šeštadienį, sekmadienį. Tai, mielieji, iki birželio 20 kokios, antros, gal 25, konkrečiau parašysime paskui informaciją, kviečiame kurti haiku Vilkaviškiui. Miesto šventės metu, toks yra sumanymas, padarysime šiais metais haiku Vilkaviškiui alėją. Tai bus gražu mums patiems pasidžiaugti, miestiečiams kitiems ir mūsų miesto svečiams. Dar liko laiko, beveik mėnuo, ne, daugiau kaip mėnuo. Haiku tikrai parašysime, bet reikėtų rašyti, ne mažiau kaip kiek? 3 ar 5? Nors 3 haiku Vilkaviškiui ir apie Vilkaviškį. Tai dabar ačiū labai, dar Bardas, dar vieną dainą ar bendrą. Jo, dabar, kadangi visi čia poetai, lyrikai, tai noriu ir atsisveikinti su jumis, su lyrinė daina, su lyriška daina, žodžius, kurios parašė mano kaimynė iš Raudonės, Gitana Kačiukienė, bet taip pat norėsiu, kad ir jūs man pritartume dainuoti. Šiaip tą dainą pritarė. Žodžių labai daug yra, jūs nekreipkite dėmesį, aš paprašysiu, kada man pritartumėt, melodija labai nesudėtinga, žodžiai irgi nesudėtingi. Taigi daina, kadangi dar vasara netėjo, tai padainuokime apie buvusią vasarą. O jų žodžius mokykitės priedainis. Buvo vasara, suposi smilgos, pamiškėk pakelė. Buvo dienos saulėtos ir ilgos, tai kvepėjo gėlė. Buvo vasara vyšnia lauki,
raudonai, raudonai, ir gegelės vėjas nokina, mėlynai, mėlynai, raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai, raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai. Vasarą volgė suokė, vakarais, vakarais, ir gandrai kleketuodami tuokės, pievui skraidė drugiai. Buvo vasara, trankės perkūnas, taip gaivino lietus, ir ankstyvai žydėjęs bijūnas, reikia žemė lapus. Raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai, raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai. Buvo vasara, buvo žydėja, pievų sodai šilais, kol šalnas sidabrų sužėdėjo po rugsėjo langais. Raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai, raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai. Na, pabandom visi, ne? Raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai, raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai. Na, dabar garsiau. Raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai. Ir paskutinį kartą. Raudonai, raudonai, mėlynai, mėlynai. Buvo vasara. Labai dainuot,